sulaikytas 2009 metais gegužės 13 dieną, 260 straipsnio 3 dalis, 199 straipsnio 1 dalis. Ir nuteistas 11 metų laisvės atėmimo bausme. Pirmus 6 mėnesius praleidau Lukiškių tardymo izoliatoriume kalėjime. Kada sulaiko tave, duoda sankciją 24 valandom, tai tada prokuroras paprašo sankcijos teismo ir jeigu tau duoda sankciją, tada veža į Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjimą. Bet tu dar nenuteistas, dar tau ikiteisminis tyrimas vyksta, va kas matai įdomu. Tai tas tardymo izoliatorius reiškia tiesiog vietą, laikiną stotelę, kuris laukia teismo ir esat izoliuotas kamerinio tipo patalpoje. Tai pačią galą ten ir pamatysit, kad jau ten nebe taip gražu, nebe tokios gražios būtent sienos, kaip pas nuteistuosius iki gyvos galvos, kada jiems tiesiog trumpam laiko tarpui, kol įvyks teismas. Žmogus dar nenuteistas, o visai, galima sakyti, atlieka bausmę pačiomis griežčiausiomis sąlygomis, kokios tik tai yra. Jau kada tave nuteisė, tada tave perveža į pataisos namus. Tai pataisos namai, palyginus su Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjimu, tai kaip, galima sakyti, kaip sanatorija. Kodėl? Todėl, kad tu būni Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjime, tu 23 valandas būni uždarytas kameroj. Tu turi tik tai 1 valandą laiko į pasivaikščiojimus ir apart, jeigu advokatas atvažiuoja, arba tyrėjas atvažiuoja, arba jeigu gauni trumpalaikius pasimatymus. 2,50 m ant 2, ant 3 metrų, o ten reikia 4 žmonėms gyventi. Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjime diena tokia. Kameroje atsikeli, 4 žmonės, atsikeli beveik visi kartu. Nu, ką atsikėlė žmogus daro, nu, kaip ir laisvam pasaulyje. Nu, ką, jis iš pradžių turi nueiti į tualetą, nusipraust bent jau veidą, įsipraust dantis. Nu ir kartą į savaitę dušas. Malonumas retas, bet vis tiek mes kiekvieną dieną kameros prausdavomės. Ne tik veidą, rankas, kojas, ar dar ten kažką, tai bet visas nusiprausė. Paprasta, va paėmė, nusirengiai nuogas, su tapkėm, atsistoja virš unitazo, pasiėmė nuo majonezo šitas, kur buvo tokį plasmasinį, ten pusę litro vandenio, pili vandenį ir prausiesi visas, nusiprausio, po to paėmė skudurą, tik tai kiek vandens prisitaškė, tai ten yra tokie nubėgimai, tą surinkai vandenį ir viskas tu švarus. O praustis reikia būtinai, nes tas, kuris nesiprausia, jis dar kitaip vadinamas džumbru. O su džumbru niekas gyventi nenori. Nu, jeigu daugmaž susigyvenus kamerą, jeigu daugmaž tokie jau, sakysim, apsišlifavę žmonės vienas su kitu, tai rytinė kava ar arbata, po to laukia visi laiškų labai pagrindinis buvo, tai kad ryte laiškininkė visada atneša laiškų, netgi tuo metu, kada laiškininkė jau eina, visi beveik žino, kuriuo metu, tai stengiamas jau neiti, kaip sakant, į kameroje, į tualetą, nes kada atsidaro tas vadinamas balačiokas, langelis, ir laiškininkė pamato, kad žmogus tupinis, jinai mato, ten tas žmogus už 30 cm nuo to langelio. Tai jinai greitai uždaro ir tada praeina. Ir tada turi laukti, kada laiškininkė grįš. O visi, kada laukia laiško, tai stengiasi bent jau nei tuo metu į tualetą, kad kuo greičiau gauti laiškus. Po to atneša pusryčius pavalgai, nu ir tada prasideda rutina. Tai pas vieną advokatą ateina, tai pas kitą tardytojas, tai vienas rašo laišką žmonai, kitas rašo laišką mamai, ir po to pietai, po to vakarienė ir viskas, ir vakaras. Na, tai Lukiškėse pagrindinė veikla, nežinau, kaip dabar, ten kituose tuose kalėjimuose, bet anksčiau, tai ten vienintelis buvo knygos ir viskas, paprašai, ten būdavo auklėtojas ten vadinamas, tai parašai prašymą, kokios nori knygos, jis nueina ten į biblioteką, pažiūri, viskas,
Daugiau ten jokių, kaip sakant, malonumų mažai. Visada būni toj kamerą, aišku, būna tas dar valanda iš pasivaikščiojimas. Bet ten tas pasivaikščiojimas iš vienos mažos kameros atsiveda į didžiulę kamerą. Kiek ten? 7 gal kokie metrai, ne, ilgio, kokie 5 pločio. Ir virš tavęs dar grotos, vėlgi. Sakant, saulė matai keturkampą. Bet vis tiek malonu šviežesnis oras ir taip pakeisti vietą. Buvo tokių, kurie nelabai mėgo vaikščioti tuos pasivaikščiojimus. Man asmeniškai patiko tie pasivaikščiojimai. Nesvarbu, kokios sąlygos, svarbu, kad išeiti bent jau į lauką, pamatyti tą dangų. Visai kitas gyvenimas, girdi ten jau kokį paukščiukai čiulba. Šiaip tik tai balandžius matai, nes balandžiai labai. Patys geriausi draugai Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjime tai yra balandžiai. Jis atskrenda prie lango. Jeigu žmonės valgo, pavyzdžiui, tai jau kitas žmogus prieš eidamas, jau jeigu labai užspaudė reikalas ir jis nori eiti į tualetą, jis pasako, būkit geri, nevalgykit, nori labai eiti į tualetą. Visos nerašytos taisyklės, jos yra paprastos, jos yra žmoniškos taisyklės. Jei į tualetą sutvarkyk, kaip radai, ten naktį jeigu tau naktį nesimiega, tai ten nesisteng kelt šumo, nes kiti žmonės miega. Žmogiškumas svarbu visur, ne tik kalėjime, bet ir gyvenime. Aš iš viso iš 9 beveik metus atlikinėjau bausmę, tai sutikau daug žmonių, nei vienas žmogus atliekantis bausmę prieš papuolant į kalėjimą, niekas neplanavo, kad jie papuls į kalėjimą. Niekas nusikaltimų nedaro iš malonumo, arba bent jau aš tokių nepažįstu. O mitai didžiausia apie kalinius, kad jau jeigu žmogus teistas, tai viskas, jau jisai reiškia, jau viso, jisai ne žmogus. Aš labai daug gerų žmonių sutikau. Gerų žmonių taip sutikau, su kuriais galima bendrauti, daug šnekėti. Aš žinau daug žmonių, kurie išėjo iš pataisų namų ir pradėjo tą gyvenimą ir vaikus, ir kažką tai sukūrė, ir padeda. Taip, kad, aišku, kažkiek tai čia nėra net ką kalbėti, kažkiek tai procentų ten tų nuteistų vis tiek grįžta. Reikia pagal kiekvieną spręsti ir žiūrėti, dėl ko jis į ten grįžta. Eitų 4 paras užmigt niekaip negalėjau. Nežinau dėl ko, bet niekaip negalėjau užmigt ant galo, galvojau, kad čia bus, sakysim, ilgesnio laiko jau išeini į tą laisvę, tai čia vadinasi kosmosas. Vat kiek laiko trunka tas kosmosas, nes pas tave viskas pasikeičia. Tu iš tokio uždaryto mažo pasaulio, tu vėl papuoli į didžiulį pasaulį. Viskas atrodo kitaip. Bet šiaip viskas gerai. Tas 3 gal 4 paras pasikankinau, po to normaliai įsimiegojau, kaip reikalas. Būna kartais susapnuoji, kad Lukiškėse, tai tada šoki iš lovos kaip reikalas. Jeigu nedaug dievė dažnai, tai vėl bemiegės naktys prasidės. Kalėjimas tai toks, kaip sakant, didžiulis spaudos ir naujienų centras. Tai jau 2009 metais jie šnekėjo, kad kalinius iškels iš Lukiškių iš šito kalėjimo tardymo izoliatoriaus, kadangi jisai, šiek tiek ten žaidžia žmonių teisės, per mažai ploto. Buvo po to tokie įstatymai priimti, kad kiekvienam nuteistajam 3,1 gal metro kvadratinio priklauso, o Lukiškės tikrai netitiko. Vienu žodžiu, aš žinojau, kad kažkada tai iš šito kalėjimo bus kažkas tai perdaryta. Buvo tokių netgi šnekėjo pletkų, kad ten kažkas tai jį nupirks, darys viešbutį, po to kiti pletkai atėjo, kad nepirks, kadangi ten jisai įrašytas kaip istorinis paveldo objektas, kad negalima keisti viduj ten daug ko, ar išorės daug ko, kad vienu žodžiu atsisakė, kad jis jau nebus kalėjimų, tai jau buvo tokių kalbų seniai. Tai gerai, kad iškėlė visus kalinius tenai, nes manau, kad 21 amžiuje tikrai negalima laikyti žmonių tokiam sąlygom. Ten nieks nepakeista, absoliučiai nieks nepakeista. O Lukiškių kalėjimo izoliatorius kada jis pastatytas? Prieš 120 metų. Sveiki atvykę į Lukiškių kalėjimą 2.0. Mano vardas yra Martina ir šiandien aš jūs ateinančias 2 valandas prižiūrėsiu, kol vaikščiosim po besikeičiančio kalėjimo erdves.
Pastatai, kuriais vaikščiosim šiandieną, pastatyti prieš daugiau nei 100 metų ir 115 metų jie buvo naudojami kaip kalėjimas, vieta, kur žmonės patekdavo ne savo noru. 2019 metais kalėjimas buvo uždarytas, visi tuometiniai kalėjimo gyventojai buvo perkelti į kitas Lietuvos įstaigas ir 2021 metais gimė projektas Lukiškių kalėjimas 2.0, kurio tikslas yra padaryti taip, kad žmonės į kalėjimą norėtų ateiti ir nenorėtų išeiti, pakeisti visiškai konceptą, kaip suprantam kalėjimą. Kada atlikau, sakysim, bausmę ir atvažiavau į tą jau muziejų su šitą vadinamą, čia ar pasilinksimo vieta, nežinau, kaip ją čia pavadyti. Tai aš nuėjau į tą kamerą, į tą pirmą kamerą, kur aš buvau. Kurią atvežė, 129 kamera. Ir aš, žinok, nejau ją, aš nestoviu ir nesuprantu, kaip čia mes galėjom keturiesi gyventi. Ten tiek mažai vietos, aš nežinau, kaip mes ten tilpom ir su savo tašim, ir kaip kas ir televizorius turėjo ir panašiai. Ten keturiesi mes gyvenom. Bet žinai, kaip sako, šuo ir kariamas pripranta ir visi gyvenom ir išgyvenom. Čia dabar Lukiškėse, kadangi tai buvo kalėjimas, o dabar žmonės linksminasi. Tai yra gerai, svarbu, kad linksminasi. Svarbu, kad nekariautų. Tokia vieta tegu būna geriau linksma vieta negu liūdna.